Aš jums papasakosiu anekdotą. Kažkokį, o paskui aš papasakosiu. Ežiukas išmoko kvėput pro užpakalį, atsisėdo ant keturračio ir užduso. Dabar pasakos Kevinas. Gerai. Ką veikti, kai neturi ką veikti? Palieti mamą, pabučiuoti kaktusą. Ai, tai tiesa, ką veikti, kai neturi ką veikti? Ir lipti ant tėvų mašiną ir sudaužyti ją. Dabar Oskaras vėl sako. Kodėl višta perėjo kelią? Kad pereitų į kitą pizdą. Gerai. Žiūrėkit. Šitą. Sako blondinė brunetį. Aš apgavau taksistą. Brunetė sako, nu, kaip? Blondinė sako, sumokėjau pinigus, bet nevažiavau. Tai vat, žiūrėkit. Dabar ten manos tęsė, bet dabar čia Kevinas pasakos. Kaip jam palauk, mums šaužam. Jo, tokie geri, kad jį žinau. Kaip jam kau. Ai, tiesa. Aš papasakosiu apie anekdotą apie Jonuką. Kartą gyveno Jonukas. Jisai namie ten mėtė viską, daužė, mėtė knygas, viską. Grįžo mama ir klausė Jonuko, kas čia buvo. Jonukas atsako, aš žaidžiu žaidimą, mama atsako, kokį. Velniop, kur mašinos rakteliai. Oskaras sako. Aš? Gerai. Dabar bėgan 3 blondinės nuo policininko. Viena pamatė ir tos blondinės inšoko. Viena inšoko ant stiklo konteinerį, kita ant popieriaus konteinerį, o kita ant plastiko. Policininkas pabeldžia in vieną konteinerį, pasigirsta au, kai pabeldžia šitą. Kai pabeldžia in pirmą konteinerį, pasigirsta au, in antrą miau, kur plastikos konteineris buvo. In tą pabeldžia, pasigirsta plastikas. Gerai, atsisveikinam, susitiksim kitą. Palaukit dar tik 3 minutės. Gerai, mano anekdotas. Jeigu Kevinas geras. Jo, aš geras tai yra. Žmogus neturi namų, susigalvoja gyventi šiukšlyne. Nuveina į šiukšlyną, randa gerų dalykų. Ir sako, kokių čia gerų medžiagų reikia pasistatyti šitų šiukšlių namą. Jisai pasistato ir galvoja, kaip čia gražu. O tas namas yra tik iš šiukšlių ir jis tik tais labai mažiukas, tai nieks nepašoktų. Ir ten nėra nieko. O jis sako labai gražu ir paskui galvoja, ko čia dar trūksta, o paskui pasiima į šiukšlyną eina ir pradeda kuistis. Ir kai neranda savo gerų medžiagų, tada taip jau iškriso, kad paleidžia vidurs jam. Dabar tu. Gerai. Aš ką dar čia man? Aš galvoju. Oskarai, žalim, čia nepadėsiu, tegul čia būna, paskui padėsiu, kaip prašalas biškį, gerai? Nes dar apsnegi. Aš ką žinau dar kokių. Aiva. Eina Petriukas ir mergaitė. Mergaitė sako. Petriukas sako. Įliptų medį, aš tau duosiu 10 litų. Įlipo, pasidėjo 5 minutės, išlipo. Nuėjo pas mamą, gėrėsi.
Man Petriukas davė 10 litų. Nu, kodėl? Kad aš įlipau į medį. Taigi, vaikelis norėjo pasižiūrėti ant tavo trusikus. Nu, eina mergaitė ir vėl susitinka Petriuką. Petriukas sako, įlipkin medį, duosiu 20 litų. Tai lipo pasėdė 5 minutės, išlipo. Petriukas davė 20 litų, nuvėjo. Pas mama vėl sako, mama, man Petriukas davė 20 litų. Nu, tai kodėl, kad aš įlipau į medį ir pasidėjau 5 minutės. Tada mama sako, tik jis norėjo ant tavo trusikus pasižiūrėti. O šita mergaitė sako, tai aš tada buvau be trusikų. Gerai, ir viskas, mes atsisveikiname. Ne, dar aš vieną anekdotą. Tu nesąmonės pasakoju. Eina peržiūrėti. Viso gero. Ai, čia mano draugas biškutį susifeilino.